Šiandien turim prikabinamą namelį nestandartiniam žmonėm, kuriems reikia nuvažiuoti ten toliau, kur kiti nenuvažiuoja. Turim Adria Action Sportą, tai yra 26 metų dizainas. Taigi, turim čia ratą, čia turim turinį skyrių, čia turim tokius laikiklius, tai čia galėsit užsimesti baidares, dviračius, kanojas, ką jau reikės, ką jūs norėsit. Aišku, turim didelį skyrių čia, turim dar vieną ratą, Adria pasirūpina. Aš tai manau, kad suklydo iš tikrųjų. Toliau, žiūrėkit, turim jau įleistus stiklus ir stiklai labai gražus. Čia aš pirmą kartą matau, niekas dar tokių nedėjo. Turim tokius lygius gražius stiklus. Be abejo, tai yra sidabrinis korpusas, nebe baltas, tai, daugiau prabangos, kietumo, daugiau sportas. Pažiūrėkit, ratai kokie. Offroadiniai. Ir šita priekaba yra pakelta tam, kad jūs galėtumėt labiau išvažinėti po įvairiausias duobes. Toliau, ir šičia visos apdailos tokios, jos iš tikrųjų atrodo kaip karbonės, bet jos iš tikrųjų yra plastikinės, kad nenusidaužytumėt nieko, galėtumėt važinėti per žolės, medžius, purvus, nauji žibintai. 26 metų dizainas ir turi jau 2 langus. Niekada neturėdavau 2 langų. Tualetas, žiūrėkit, ateikit. Čia mes turime lauko dušą, bet lauko dušas čia yra galima reguliuoti ir šiltą ir šaltą vandenį, šaldytuvas, šildymo sistema, vandens bakai ir čia dar turim elektrą. Ir čia turim dar bagažo skyrių. Šitas prikabinamas namelis nuo praeito skiriasi tuo, kad pagerėjo 9% aerodinamika, tai vadinasi mažiau suvartos kuro. Ir dar jie planuoja padaryti dar tokį paketą, kur 17% kažką pagerins aerodinamiką. Einam gal vidų pažiūrėsim. Įeinant į šitą prikabinamą namelį, man labai patinka, kad čia yra vietos pasidėti, tai čia gali pasidėti pirštinės, kepurės ar dar kažkokius tai daiktus, kur visą laiką reikia. Ar lietsargį nedidelį turėti. Iškart pasitinka virtuvė su stalčiais dideliais. Ir jie turi automatinius pritraukėjus ir užsirakina. Tai čia aš jau rodau, kiek tų daiktų yra. Ir man kas patiko dar, kad čia turi dar tokį pasidėti, nežinau, puodams, dar kažkam tai. Ir čia dar. Viskas čia atsidaro, vienu žodžiu. Ir labai gerai sugalvota. Čia labai gerai, kai valgį darom. Tu ir iškart į lauką. Žinote, nėra tas žmogus, kuris daro valgys, kur nors kamputį nukištas. Tai tas žmogus irgi labai lengvai dalyvauja lauke su visais. Aišku, vanduo, plaunam darom, plaukit gartrūko čia nėra. Ir kas smagu yra, kad čia galima sudaryti langą. Tai turėsi tokį ir skersvėjuką, ir tokį labai gerą jausmą. Ir čia žiūrėkit, tokia kaip metalai atrodo. Tai įsivaizduokit, viską čia atsidarot, tai vietos patiek. Turime, aišku, 220 čia. Tualetas kaip tualetas, tai ne. Rankytėm nusiplauti. Reikalą padaryti. Čia dar daiktam kažkaip susidėti. Kosmetikai. Šičia kosmetikai dar susidėti. Rankraščiam pasikabinti. Bet įdomiausias visam tam dalykai yra, čia su magnetais prisisuka. Atsikabinam ir čiūkšt. Turim dušą. Kaip pasakoja Adria, tai yra iš mini klasės kemperių, tai yra pats didžiausias dušas. Aš su batais, tai bus 1,9 m, praktiškai atsistoju, 1,93 m bus labai gerai. Čia kosmetiko, šampūnai, iš tikrųjų labai didelis. Ir čia jau, kaip mano žmona sako, nebereikia plėvių, nėra to jausmo, kai liečiasi ta plėvelė prie odos. Kas labai retas dalykas, tokios klasės kemperių turime dar didelės spintas, tikrai, lakas žiūrėkit, mano ranka ir aš taip nedasiekiu pabaigos. Tai čia tikrai labai daug daiktų galėsit patalynę susidėti, ką reikės. Ir lentynos, ir čia yra dar pakaba, tai tikrai bus daug vietos. Šaldytuvas šaldoma kamera, tiek iš vienos pusės atsidaro, tiek aišku atsidaro ir iš kitos. Ir čia dar vaisiam galima pasidėti, tai čia tikrai labai daug vietos bus. Taip, dar turim vieną spintelę. Pats smagumas yra čia iš tikrųjų. Aš tai įsivaizduoju, pareini žmogus iš po haikinimo. O jie, kaip saulė šviečia. Turi labai didžiulis langus ir jas galima dar atsidaryti, žiūri gerai. Kai mes norime eiti miegoti, išsitraukiam šičia, čia nusileidžiam stalą ir susidam pagalvės ir turim čia didelę lovą. Tai aš įsivaizduoju, pareini iš kalnų, kur nors iš tokio miško, tai atsiguli čia, kaip sakau, saulė šviečia, viską, staliuką turi, su kaponionu, kortom sužaidė ir galėtum miegoti. Tai čia erdvė yra superinė, nes šičia langaliukai, jisai tikrai atrodo ženkliai didesnis negu dabar matosi. Taip pat, tai labai čia gera emocija dėl šitos erdvės ir čia nusileidžia stalas ir įsitraukia ir čia galima pasidaryti dar didelę dvigulę lovą. Aš manau, kad tai bus 2 metrai ant 2 metrų, tai čia trivietė lova. Gerai, einam toliau. Šičia mes turim irgi dar tokias paslėptas spinteles, kur irgi galima, nežinau, žurnalus susidėti, dar kažką susidėti. Iš tikrųjų, šitas televizoriaus laikiklis yra labai brangus, bet matyt, Adria montuoja jį kaip standartą. Tai jisai gerai tuo, kad jisai galima čia pasidaryti, jeigu ten lauke kažką, tai lauke gali pasidaryti. Tai ir čia yra paruošimas televizoriaus ir antena, ir 220 turim, viską turim. Ir žiūrėkit, dar vieną dalyką parodysiu. O, klausyk, bet čia visai kita sistema, žinok.
Čia matyt su buferis jau yra. Čia kitai. Prikabinamas šitas namelis turi ir savo garso sistemą, tai per telefoną jūs galite prisijungti ir klausytis muzikos. Ir čia dar mes turim spintelę. Tai čia. Tai va. Pats naujausias dalykas, kurį Adriui parodė, prie šitos komodos mes galime dar turėti dar spintelę, jeigu čia dar atvalgių trūksta, tai čia didelis stalas yra, ir tenisiuką sužaisti. Tai šičia ir spintelės, palauk, aš parodysiu, kokiu ilgio. Tai ilgio, o tokio, tai čia tikrai daug vietos daiktams sudėti. Ir mes čia turime šildymą, tai čia šildymas yra dujomis, čia turime Adria panelę, čia rodo kiek elektros, kiek vandens yra, ar siurbliukas įjungtas, neišjungtas, kiek šilumos yra. Ir čia dar yra palikta vieta saulės panelėm, 80 vatų saulės panelėm, tai čia yra kaip ir pasirinkimas jūsų. Tai jeigu patiko, spauskit laiką, užduokit klausimus, būkit malonus ir tada einam toliau.